Puodžiaus Mindaugo dirbtuvėse darbas tiesiog virte verda. Vos įžengusius pasitinka lentynos išrikiuoti keramikos dirbiniai ir molio žiedimo staklių ūžesys. Jau pati dirbtuvių aplinka nukelia keliais šimtmečiais atgal. Meistras iš karto vedasi prie savo dirbtuvių stalo, riekia molį ir pradeda jį minkyti. Pirmoji sąlyga, norint pradėti žiesti ar lipdyti, išminkyti ir rankomis sušildyti molį. Nėra tikslo, žmonės, paruošti profesionaliai, išmokyti, bet su mūsų pagalba jie gali pakankamai profesionaliai. Amato, mes, galima išmokyti, bet tai yra jau labai trunkantis, pakankamai ilgai procesas, nes šiaip jau aš juokiuosi, kad užsiminėjai keramiką, tai visą gyvenimą praktiškai mokaisi. Ir nors molis atrodo visiškai neišvaizdus, Puodžius sako, kad jo galimybės itin plačios. Esą net ir didžiausias skeptikas gali būti maloniai nustebintas, mat nuo jo priklauso tik darbelio suformavimas, visa kita padarys ugnis. Keramika yra toks daiktas, kad kai dėjai pešių, nežinai, ką išimsi rezultato galutinę, kaip ta liepsna eina, kur tas, liežuvis nuėjo, liepsnos, ten gavosi vienaip, gavosi, vienu žodžiu, gaunasi visokie efektai, kurių kartais netgi neįmanoma yra pakartoti. Taigi, sėdame prie žiedimo rato ir bandome patys susipažinti su Puodžiaus amatu. Nors žiesti jau esu bandžiusi, pasigirti dideliais pasiekimais niekaip. Išcentruoti gabaliuką molio sunku, tad be pagalbos negaliu apsieiti. Nors molis malonus liesti ir lengvai formuojamas, džiaugiuosi gavusi prijuostę, nes kitaip likčiau visą šlapę ir aptaškytą moliu. Pas mus žmonės pagal poreikį. Žmogui šiaip prie žiedimo staklių yra daugiau tokio, gali ir rūbus įsipėskinti ar dar kažką. Tai, moteriškas dažniau mėgsta lipdyti. Vyrukams, patinka žiesti. Paskui mes tos darbelius išdegam ir atiduodam. Na, mano puodynė dar turi kelias dienas padžiūti, kad ją būtų galima pašauti į krosnį kepti. Tad nusprendžiau dar išbandyti ir lipdymą. Formuoti švilpuką visai lengva. Tiesa, idealaus grožio iš karto nesitikėkite. Tačiau išgirdę savo švilpynės melodiją pamiršite visas kreivas linijas ir nelygumus.